Labadiena. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas jaunoms šeimoms gauti finansinę paskatą įsigyjant pirmąjį būstą regionuose, įstatymų pataisomis nutarta nuo 2025 metų keisti paramos teikimo modelį ir nustatyti tikslingesnį finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą. Kartu siekiama taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybės prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos paskatos. Apie visą tai kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vyriausiaja patarėja Soneta Brinienė. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Taigi, ponia Soneta, dėl kokių priežasčių iš viso reikėjo keisti finansinės paskatos teikimą pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms? Na, iš esmės tos priežastys buvo įvardintos jūsų įžanginėje kalboje, tai iš tikrųjų siekiant taiklinti finansinės paskatos teikimą, efektyviau naudoti valstybės biudžeto lėšas ir paskatinti savivaldybės labiau įsitraukti prie finansinės paskatos teikimo jaunoms šeimoms, tokiu būdu pritraukiant jaunas šeimas į regionus. Jeigu taip paprastai, koks buvo vaizdas anksčiau? Kodėl, ką jūs matėte, kas buvo negerai? Na, pastarųjų metų tendencijos iš tikrųjų rodė, kad pagrindinė koncentracija jaunų šeimų buvo aplink didžiasias taip vadinamas savivaldybės, tai yra Vilniaus rajone, Kauno rajone, Klaipėdos rajone. Ir kas iš esmės kaip ir neatliepia įstatymo tikslų ar ne, regionų gaivinimo. Tai taip pat buvo pastebėta irgi tyrėjų, kad nėra ribojama įsigyjamo turto vertė, kas vėlgi galimai sudaro prielaidas įsigyti itin prabangų būstą. Taip pat nebuvo iki šiol reikalavimo deklaruoti gyvenamąją vietą įsigytame būste ir kita. Kalbėjome apie tai, kad siekiama gaivinti regionus. Pakalbėkim tada apie regionus. Kokiuose regionuose įsigyjant būstą bus teikiama paskata, o kokiuose ne? Tai teritorijos keičiasi, jau pasikeitė, tiksliau nuo šių metų Liepos 1 dienos. Labai didelių kažkokių pokyčių neįvyko, jaunos šeimos neturėtų išsigąsti. Kaip ir buvo iki šiol nefinansuojami yra didieji miestai, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Kalbant apie rajoninės šitų didžiųjų miestų savivaldybės, dalis šitų teritorijų ir toliau bus finansuojama, nebus finansuojamos kurorto teritorijos, tai yra Birštono, Neringos, Palangos ir Druskininkų. O visuose kituose, pavyzdžiui, Klaipėdos rajone? Klaipėdos rajone tam tikros teritorijos bus finansuojamos. Kur toliau nuo jūros, turbūt toliau nuo Kur yra mažesnė vidutinė kaina įsigyjamo būsto. O kokią maksimalią subsidiją galės gauti jaunos šeimos? Nuo 25 sausio 1 dienos maksimalus subsidijos dydis bus 13 050 eurų. Tai būtų 15% nuo subsidijuojamo kredito sumos. Ir kokia galės būti maksimali įsigyjamo būsto vertė, jeigu norės šeimos? Maksimali įsigyjamo būsto vertė turėtų neviršyti 120 000 eurų. 120 000. Taip. Taip, papasakokite apie techninius dalykus subsidijai teikti. Pavyzdžiui, bus sudaromos laukiančių paramos eilės ar nebus, kokie prašymų nagrinėjimo prioritetai? Šiai dienai nuo Liepos 1 pakeitimų teikiant prašymus kažkokių tai nėra ir šeimos iki šių metų gruodžio 31 dar vis gali teikti prašymus ir būti įrašomos į sąrašą. Nuo 25 sausio 1 dienos jau šiek tiek keičiasi prašymų pateikimo tvarka,
Tai yra skyrus einamiesiems metams valstybės biudžeto lėšas, prašymai turėtų būti nagrinėjami tokia tvarka. Pirmiausia, turėtų būti nagrinėjami prašymai tie, kurie bus pateikti iki šių metų gruodžio 31 dienos ir norės to šeimos pasinaudoti naujomis įstatymo nuostatomis nuo 25 sausio 1 dienos įsigaliojusiomis. Tada bus nagrinėjami antroje vietoje prašymai tie, kurie iki šių metų pabaigos bus pateikti, bet norės pasinaudoti iki sausio 1 galiojusiomis nuostatomis, iki Liepos 1 tiksliau galiojusiomis nuostatomis ir paskutiniai eilėj tie prašymai, kurie jau bus teikiami po 25 sausio 1 dienos. Čia gal dabar taip ganėtinai sudėtinga ir painu galbūt suprasti, bet visos tos procedūros bus aprašytos tvarkoje ir tada bus galima irgi detaliau su jomis susipažinti. Papasakokit apie subsidijų grąžinimą. Vėlgi, prieš priimant įstatymo pakeitimus, šeimos buvo tokia pareiga, ar ne, išlaikyti su finansinė paskata įsigytą būstą nuosavybės teisę 10 metų. Jeigu šeima pageidautų perleisti kito asmens nuosavybėn būstą anksčiau, tai tuomet šeima privalėtų grąžinti suteiktą valstybės subsidiją. Priėmus įstatymo pakeitimus, keičiasi šiek tiek išlaikymo nuosavybės teisė būsto terminas, vietoj 10 metų 5 metai. Ir ši nuostata įsigalios nuo 25 sausio 1 dienos ir jie galės taip pat naudotis tiek naujai prašymus, tarkim, pateikusios šeimos, tiek ir tos, kurios jau yra įsigijusios būstus. Dar kartą užakcentuokim tada datas, nuo kada kas įsigalioja ir kaip žmonės, jeigu negirdės šitos tinklalaidės, kaip jie žinos, kaip jiems elgtis. Tai esminiai pakeitimai, pagrindiniai pakeitimai iš tikrųjų įsigalioja nuo 25 sausio 1 dienos. Nuo šių metų Liepos 1 tai pakeitimas yra tik tai dėl finansuojamų teritorijų, galima sakyti. O kaip žmonėms sužinoti daugiau informacijos, kur kreiptis? Kreiptis galima, aišku, ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmenų aptarnavimo skyriaus specialistus, taip pat į paramos būstui grupės specialistus. Stengiamės irgi periodiškai atnaujinti informaciją ir ministerijos interneto svetainėje. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie taiklesnę ir efektyvesnę paramą jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą kalbėjome su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vyriausiaja patarėja Soneta Brinienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.